Sveiki, parodysiu kaip prisiregistruoti, persiregistruoti tachografą su įmonės kortele ir taipogi kaip pasitikrinti, ar teisingai priregistravot. Tai pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, įsijungti degimo vilkikę, pasimti įmonės kortelę ir statom ją į pirmą slotą. Kortelė užsikrauna, pasirodo įmonės pavadinimas, registravimas atliktas. Spaudžiam ištraukti kortelę, užsikrauna. Labai svarbu palikti pasirinkimą ne, spaudžiam OK. Išlenda kortelė. Dabar, kaip pasitikrinti? Labai dažna problema vairuotojų, kad vairuotojai galvoja, jog rodys spausdinukas, kam yra priskirtas tachografas. Spausdinukas to neparodys. Vienintelė vieta, kur galima tai patikrinti, tai pačiame tachografe. Spaudžiam OK. Einame į rodmenys, automobilis. Įmonė. Ir matome skaičius 217-106. Imame įmonės kortelę ir žiūrime. 217-106. Jūsų tachografas priregistruotas šiai korteliai.